Sveiki, eteryje laida Alfa taškas. Šiandieną laidoje pasikalbėsime tema, kurią pastaruoju metu akcentuoja tiek ir Sveikatos apsaugos ministerija, tiek ir patys medikai. Lietuvos sveikatos sistema nėra pasiruošusi karo grėsmiai, nėra pasiruošusi dirbti karo sąlygomis. Tai šiandieną pabandysime paieškoti atsakymų į klausimus, kaip reikia pasiruošti, ką reikia padaryti ir ar nėra šaukštai po pietų. Pristatau studijoje esančius svečius, tai yra Paulius Povilonis, karo medikas, šeimos medicinos gydytojas rezidentas ir jaunųjų gydytojų asociacijos narys. Sveiki. Sveiki. Ir taip pat Sveikatos apsaugos ministrės patarėjas Skirmantas Krunkaitis. Sveiki. Sveiki. Pone Krunkaitė, tai gal aš nuo jūsų ir norėčiau pradėti, turbūt ta tokia žinia iš naujosios ministrės šį mėnesį išėjusi, kad iš esmės sistema nėra pasiruošusi grėsmėms, nėra pasiruošusi galimui veikimui karo sąlygomis ar ne. Tai tiesiog norėčiau, kad truputėlį paaiškintumėte, ką tai reiškia. Ar tai reiškia, kad, pavyzdžiui, mes nežinome, kas gydytų sužeistuosius, kur juos gydytų, ar vietų užtektų, ar čia reikėtų truputėlį plačiau į visą tai žiūrėti? Tai aš pradėsiu nuo to, kad aš esu ne tik patarėjas ministras, bet taip pat esu šeimos gydytojas ir taip pat esu karo medikas ir daug kartų buvęs Ukrainoje ir ne šiaip aš, kaip pasakyti, kalbėsiu iš tokios sausos pozicijos, bet su tam tikrų turiniu. Dabar ta žinutė, kuri buvo kaip ištransliuota, ne visiškai atitinka realybę. Taip sakyti, kad sistema yra nepasiruošus visiškai, tai mes negalim. Čia yra netiesa tiesiog. Tai sistema yra pasiruošusi, kiek jinai gali būti pasiruošus. Dabar, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kalbant su Izraelio delegacija, jie taip pat sako, kad jie nebuvo pasiruošę karui, kaip pas juos jis prasidėjo. Tai turėti tokį matymą, kad visiškai mes žinosim, kaip viskas turi vykti ir būsime pasiruošę visiems įmanomiems scenarijams, tai turbūt yra klaidinga manyti. Tai aš norėčiau visų pirma, kad mes taip neįsigazuotume ir nusiramintume truputėlį, nes sistema yra pajėgi atlaikyti tam tikrą spaudimą ir mes tiesiog kaip medikai turime prievolę tą atlikti. Tai taip ir būtų. Mes kiek įmanoma, tiek ir sugertume ten to vienokio ir kitokio spaudimo. Bet tai gerai, o kur tada yra tos esminės problemos, apie ką irgi buvo kalbėta, kad galbūt čia ir buvusios valdžios nepabaigti ar nepradėti darbai, į ką jūs dabar akcentuojatės, kur dedat tuos esminius taškus? Jo, tai aš manyčiau dabar, taip irgi, žinot, diskusijai visuomeniai įsibavus, tai tarsi man atrodo labai aišku, jog mes viena iš esminių problemų, kad mes nežinome ir mes turime daug baimės. Dabar ta baimė kyla iš to, jog mes nežinome, kaip vyksta karas. Ir mes dažniausiai asocijuojam tą karą tik tai su vaizdais, kuriuos matome medijose arba iš įvairiausių tipų medijų. Tai yra iš tiesų baisus. Čia nėra ką kažkaip tai ir gražinti, bet kartu apie tai galvodami mes pamirštame, kad yra dvi skirtys. Yra karo medicina ir yra medicina kare. Tai yra visos medicininių paslaugų tiekimas karo sąlygomis. Tai civiliams iš esmės gyventojams. Taip, kurie vis tiek vienaip ar kitaip jie tampa karo kabutėse įkaitais. Ir tai šitą vietą aš net nebejau, kad sugebėtume atliepti. Tai reikėtų, kad visuomenė aiškiai žinotų, jog niekur medikai nedings, tie, kurie nepabėgs, neišvažiuos. Ir jie teiks paslaugas, vienaip ar kitaip. Jos gal nebus pilnos apimties, bet žmonės jie gaus tas paslaugas, kiek yra įmanoma. Tai atitinkamai pagal besikeičiančią tą taktinę situaciją. Tai šitą aiškiai yra žinutė, man atrodo, aš labai norėčiau, kad ji būtų kuo aiškesnė. Kad žmonės nebus palikti likimo valiai ir tarsi tų medikų nebus ir nežinosim, ką mes daryti. Tai reikia turėti omenyje, kad mes mokomės mažiausiai, jeigu kalbam apie gydytojus, 10 metų. Tai tos žinios, aš nekalbu apie gydytojus su didelė patirtim, tai jos niekur nedingsta. Tai mes turime jas ir mes jas taikytume truputėlį, švelniai pasakius, kitokiamis sąlygomis. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra karo medicina ir specifiniai įgūdžiai. Tai čia mes turim ką nuveikti. Tai nekalba apie taktinio lygmens įgūdžius, kuriuos turėtų tobulinti specifinių grupių medikai, tai pradedant nuo skubios pagalbos gydytojų, anesteziologų, chirurgų ir kitų specialybių, kurie galėtų veikti karo metu, perinant iš savo įprastų civilinių
sąlygų į karo meto užduotis, tai čia reikia dirbti, čia reikia pratybuotis, reikia mokintis, reikia tos įgūdžius atnaujinti. Tai su tuo ginčytis nėra ką, mes turime prievolę tą padaryti. O tai iki tol tų įgūdžių atnaujinimo ar, sakykime, papildomų kažkokių pamokų, tai ką, jos nevyko, nes karas, tai jau plataus masto karas, 3 metus jau tęsiasi, jeigu ten kalbėtume apie Krymo aneksiją, tai dar ilgiau, ar ne? Taip, tai dabar, žinot, aš galiu labai taip pasakyti, kad ribotai vyko. Dabar mes visą laiką ieškom, žinot, atsakomybės ir kaltų. Tai aš norėčiau, kad mes pradėtume keisti tą mąstymo paradigmą ir pasižiūrėtume į veidrodį. Kiekvienas medikas pasigalvotų, ką jis yra padaręs ir kaip jis yra pasiruošęs savo individualiam lygmenį. Čia yra svarbus dalykas, nes kartais nereikia ypatingų mokymų. To reikia galbūt tiesiog atsiversti savo seną vadovėlį ir pasižiūrėti, koks yra algoritmas gydant specifinės būklės. Tai čia tai galime mes kiekvienas padaryti ir nereikia badyti pirštais. Čia tiesiog ydinga mūsų visuomenės praktika. Dabar kitas elementas yra įstaigos. Kiekviena įstaigai, skaičiuojant jų apmokėjimą, yra numatyta procentinė dalis skirta mokymams. Tai aš sakyčiau, kad ir kiekviena įstaiga turėtų proaktyviai organizuoti tuos mokymus savo specialistams. Tai jiems lėšos numatytos, bet jie nebūtinai vykdo tos mokymus? Tai čia, žinot, yra tokia šiaip chroninė problema su visais mokymais. Mesgi turime licenzijavimą, kada mes licenzijuojame savo specialybės, numatytus kriterijus, kad ten turi būti, pavyzdžiui, pirmos pagalbos kursai praeiti. Tai yra, tu turi tai atlikti, kad tu galėtum pratęsti licenciją. Tai dažniausiai kokia praktika yra, kad žmonės iš savo resursų perka paslaugą, praeina tos kursus, gauna pažymėjimą ir taip vyksta. Bet čia, žinot, irgi taip nepermetant atsakomybės visiškai įstaigoms. Aš, ne čia žinote, kad kiekvienas savo lygmenyje turėtų tai daryti. Tai kaip valstybė, kaip ministerija mes turim savo užduotis. Tai yra formuoti politiką, ieškoti resursų, iš kur organizuoti mokymus, organizuoti švietimą medikų. Tai yra kaip ir aiškiai problema. Tai šitoje vietoje mes čia atsidūrėm ir pradam dirbti. Tai, žinot, aš labai, sakyčiau, irgi prasideda nuo galvos dalykai. Tai ministerijoje mes savo viduje sprendžiame problemas, kad galėtume organizuoti šitą darbą. Tai vien tai, kad buvo valia pasikviesti žmogų, kuris turi tam tikrą patirtį, tai yra geras ženklas. Čia jūs save turite. Tai aš taip, kukliai, bet iš tiesų tai taip yra. Žinot, mes viduje ministerijos institucijos atsiranda žmogus, kartu suburiama komanda, kurie užsiims šitais darbais. Tai čia jau yra didelis poslinkis. Tas yra svarbu mums įsivardyti. Kitas elementas, kad ne viskas taip greitai pasidaro. Aš pats kaip atėjęs iš visiškai nevyriausybinės organizacijos veiklos, man reikia prisitaikyti. Nes valstybėje vyksta dalykai truputėlį lėčiau, bet jie vyksta. Ir jeigu žmonės dirba darbą, mes padarysim. Tai aš aš nebūčiau tiesiog ministerijoje, jeigu aš netikėčiau, jog mes nesugebėsim padaryti tam tikrų dalykų. Tai aš taip norėčiau, kad mes truputėlį nurimtume ir pradėtume koncentruotis į darbą. Gerai, apie jūsų patirtį mes dar pakalbėsime, tikiuosi, kad spėsime. Pone Paviloni, jūs kreipiuosi jaunųjų gydytojų asociacijos užsakymais atlikti tyrimai, čia ir prieš metus, ir dabar, kuris buvo irgi pakankamai taip plačiai nuskambėjo, sakykime taip, ar ne, ir ten duomenys yra tokie vienu tyrimu, kad pusė gyventojų nemano, kad medikai būtų pasiruošę kokybiškai, tinkamai teikti paslaugas karo metu. Kitas tyrimas, kad daugiau nei pusė tų pačių medikų negalvoja, kad jie yra pasiruošę, ar ne? Kodėl taip yra? Kodėl yra tokia statistika? Turite jūs atsakymą? Iš tikrųjų, kaip medikų bendruomenė, mes bandom atliepti tą dabar tvyrančią atmosferą ir kažkokį lūkestį, laukimą. Ir kaip labai gerai pasakėt, kad tas laukimas vyksta jau 3 metus. Ir tikslių atsakymų, strategijos, plano, kurio kaip medikai laukiame, mes dar neturime. Iš to ateina nerimas. Ir tą nerimą geriausiai gali išsklaidyti žinojimas.
kaip ir sakė gerbiamas patarėjas, kad visko mes nežinosim, bet namų darbus, kuriuos turim pasidaryti, jų yra apščiai. Tai va, tai dėl jūsų minėtos apklausos, tai taip, iš tikrųjų, manau, labai gerai iliustruoja praeitų metų darytą apklausą apie medikų, kaip jie jaučiasi pasiruošę teikti medicininę pagalbą karo metu, kas irgi, manau, labai svarbu yra naudoti teisingas terminologijas ir kad medicina nesustos karo metu, bet turbūt didžiausia problema yra ta nežinomybė. Bet tačiau mes nekeliam tik tai klausimų, nesiūlydami atsakymų. Yra įgūdžiai, gruodžio mėnesį ministerijos paskelbti ir patys įgūdžiai, kokius turėtų gydytojas turėti, būtent ekstremalios situacijos metu. Tai lūkestis iš pačių medikų bendruomenės yra aiški komunikacija, aiškus planas ir įgūdžiai, bei kaip juos gauti. O tai gerai, vat, jūs sakot, nėra to tarsi aiškaus plano, iš to kyla nerimas, nežinomybė, ar ne? Koks jūsų įsivaizdavimų turėtų būti tas planas? Ta prasme, kas turėtų būti tame plane, kokiais punktais išdėliota, kad ir patiems medikams būtų ramiau, kad jie žino, kaip jie elgiasi, ką jie daro karo atveju? Man labai patiko vakar Lietuvos kariuomenės pasiųsta žinutė Facebook tinklalaidėj, kur labai aiškiai taškiukai sudėliojo visuomeniai, kokia yra dabar situacija. Ir aš manau, kad medikų bendruomenė irgi nori tokio aiškumo, kad sakytų, žiūrėkit, yra tokia situacija, ruošiamės daryti tą. Ir aš manau, kad pati sistema jinai labai yra didelė. Jinai yra gremėzdiška, dar su kolega bendravom, kiek daug medicinos iš tikrųjų pačių medikų turime visoje sistemoje. Tai yra didžiuliai skaičiai. Tačiau ją reikia dekonstruoti lygiais. Nes turime nacionalinį lygį, kas eina iš viršaus, turime didžiasias ligoninės, jos vienaip ruošiasi ekstremaliom situacijom. Turime antrinį lygį, pirminį lygį, tai yra pirminės sveikatos priežiūros centrai, antrinės ligoninės. Pas juos irgi turėtų būti tam tikra funkcija, kokią jie atliepia būtent tą funkciją karo metu. Ir tuomet, sakyčiau, ką ir minėjau apie mąstyseną, tai yra edukacija. Mes jau porą metų po truputį pradedam universitetų lygmenį diegti tai, kad turėtų būti kažkoks kursas apie karo mediciną, apie ekstremalias situacijas. Ir mes, kai kalbam su kolegom skandinavai, švedai, suomiai, tai jie tik tokiu, kaip čia pasakyti, keliu ir eina. Jie labai daug deda išteklių į edukaciją, nes žinojimas, jis išlaisvina. Tai čia aš suprantu, mes linkstame link to, ar ne, kad mokymai reikalingi, edukacija, švietimas, įgūdžių atnaujinimas ir panašiai. Bet, ponia Poviloni, vis tiek aš noriu dar grįžti prie tos nežinomybės. Ar galim mes truputėlį konkretizuoti, kokia yra ta nežinomybė tarp medikų? Tai ar tuo bandoma pasakyti, kad, pavyzdžiui, čia aišku vėlgi, kartais žiūrovai sako, kad čia gąsdinimai ir panašiai, mes tiesiog bandom ar ne scenarijus dėlioti. Jeigu priešas ateina į Lietuvą, prasideda karo veiksmai, tai medikai nežino, kur ir ką ir kaip jie gydys, ar kur yra problema? Manau, išaiškingi skaičiai irgi parodė mūsų apklausoj, kad 1/6 medikų nežino, kad yra karo prievolininkai. Tai visi Lietuvoje medikai yra automatiškai karo prievolininkai. Ir skirtingai girdim iš kolegų, kaip skirtingos institucijos komunikuoja, kad jie yra karo prievolininkai. Žinot, pradedant nuo tiesiog elementaraus biurokratizmo, kad pasirašyk ir, ta prasme, mes tavęs lauksim, arba kad jeigu kažkas bus ekstraordinaraus, turėsi atvykti, ir tada jau mes pasakysim. Tai labai normalu, kad siunčiami žmonės yra į nežinomybę ir vietoj to, kad pasakytų, klausyk, tavo funkcija tokiu atveju bus tokia, kitu atveju kitokia. Štai žiūrėkit, mes skiriam kažkokį laiko tarpą pasibandyti šitus dalykus. Tai manau, kad esminis nerimo momentas yra, kad vienaip ar kitaip mes čia turėsim būti, nes reikia suprasti, kad sveikatos sistema ir sveikatos ta parama, jinai yra neatsiejama nuo nacionalinio saugumo, jeigu mes kalbam apie visą architektūrą.
Tai ir patys išlikai, kaip minėjo gerbiamas patarėjas, yra žmonės turintys išsilavinimą, bet jiem tiesiog reikia atnaujinti žinias, kad ne tik jie galėtų geriau suteikti paslaugą, bet ir jaustis geriau dėl to. Pone Krunkaitė, o kaip yra su pačių įstaigų, medicinos įstaigų, ligoninių ar ne, infrastruktūra? Ar jos šiai dienai yra pasiruošusios karo grėsmei ir karo veiksmams? Dalis yra tikrai pasiruošusi, kita dalis mažiau, natūraliai taip yra. Čia dažnai priklauso nuo įstaigų vadovų proaktyvumo ir mes, žinot, esam įsivertinę dalį ligoninių ir ne tik ligoninių, bet ir apskritai asmens sveikatos priežiūros įstaigų, jų pasiruošimą ir vyksta platesnis toks inventorizavimas, būtų galima taip pasakyti, kiek yra ligoninės pasiruošusios, kalbant ir apie pralaidumą pacientų, sužeistų pacientų, kalbant apie jų turimus resursus ir infrastruktūros pačios ligoninės pasiruošimą. Tai aš galiu tikrai pasakyti, kad didžiosios ligoninės yra pajėgios veikti karo sąlygom. Mes dažnai irgi turim tokį supratimą, kad reikia ypatingų sąlygų dirbti karo metu. O nereikia? Reikia mokėti adaptuotis. Tai čia, žinot, yra Ukrainos karo praktika, kuri rodo, kad mes galime dirbti įvairiai. Tai nėra siekiamybė. Aš noriu pabrėžti tai, kad siekiamybė yra tai, kad mes turėtume, pavyzdžiui, tokį modelį kaip Suomija. Kad būtų pažyminė infrastruktūra, kad mes turėtume visas komunikacijas ir viskas, kas įgalintų užtikrinti ir teikti paslaugas aukščiausio lygio net ir karo metu. Bet įsivardinkime ir tai, jog tai kainuoja daug laiko ir resursų. Tai kai kurie procesai šitą kryptimį jau vyksta. Yra ligoninės, kurios turi pasiruošusios savo inžinerinius sprendimus ir planus, netgi statybų. Tai eina lygiai grečiai, įsivertinant ligoninės, kaip jos galėtų veikti karo metu. Pavyzdžiui, aš vakar su Santarų ligoninės direktorium turėjau pokalbį, kaip jie yra pasiruošę ir mano supratimu atliepti tam tikrą situaciją jie yra pajėgus. Santaroms, ko gero, ir tektų tas didžiausias krūvis, didžiausias spaudimas, ar ne? Čia yra spekulacijos jau. Žinot, mes įvairioms ligoninėms galėtų tekti skirtingas spaudimas priklausomai nuo to karinio scenarijaus. Tai negalima įvardyti, kad vienai ligoninei daugiau ar mažiau. Tai čia šitoje vietoje mes negalim kažkaip tai labai išskirti vieno ar kito. Visi turi ruoštis atitinkamai ir turint omeny, kad gali būti ne tik tas plataus masto karas, bet ir hibridinės kažkokios tai situacijos. Tai čia, žinot, visi turim būti pasiruošę lygiavertiškai. Tas yra svarbu įsivardyti ir taip pat tą pasakius, aš noriu pabrėžti, kad jeigu mes kalbam apie kažkokį tai hibridinį variantą, kada nėra tokio masto sužeidimų kaip ilgalaikiam kare, tai mes esam pasiruošę. Čia nereikia turėti kažkokių tai baimių. Dabar jeigu mes turėsim, žinot, nevardinant skaičiais, bet tarkim traumų ligonių, bet 14 yra traumų klasterių, tie turi pralaidumą nemažą, sakykim taip. Dabar, kur tenka tobulėti, yra, kur tai net nėra čia ką ginčytis. Jeigu taip išskleisti apie apskritai grubiai planas, kas turėtų būti daroma, tai aš taip labai, trys šakos, 3 stulpai. Tai vienas yra reguliaciniai dalykai, kad atlaisvinti arba įgalyti tą pačią požeminę infrastruktūrą įrenginėti, tai čia kalba eina apie teisinius aktus, kurie leistų tiesiog atlikti funkcijas po žeme. Tada yra kiti dalykai, kurie apibrėžtų, pavyzdžiui, pirminės grandies medikų veikimą, tai algoritmai, kurie pasakytų ir atlieptų tą lūkestį ir baimę, nežinojimą, ko veikti karo metu. Taip pat informacijos tiekimas, pavyzdžiui, tai yra svarbus dalykas, kas yra iki šiol nepadaryta. Tai ties tuo mes tarsi kaip ir turime prievolę kaip ministerija dirbti. Tai čia yra šiaip greiti sprendimai ir greitos išeitys, kaip rasti, kalbant apie iki metų laiko, kaip galima tai įsivardinti ir apsibrėžti. Kitas dalykas, ta pati infrastruktūra, apie ką mes čia kalbam, tai nuo bazinių kažkokių tai priemonių, kurios užtikrintų elektrą, tai generatoriai, vandens gręžiniai, kuro talpyklos, visa tai yra planuojama ir tam yra net finansavimas irgi planuojamas. Ir kitas stulpas tai yra švietimas, bendrai medikų, kurie turėtų būti, ačiū, kad įvardinot, kolega, kad visi karo medikai yra prievolininkai karo, tai esant mobilizacijos etapui. Visi medikai. Taip. Tai visi medikai yra, jie turi savo funkcijas. Dabar
labai taip simplifikuojant, aš galiu pasakyti, kokia būtų kiekvieno ta funkcija karo metu. Ateiti į savo darbą ir klausyti savo vadovo. Čia yra, žinot, labai nepatogi pozicija ypatingai medikams, nes mes nesam subordinuotos struktūros kaip kariuomenė, pavyzdžiui. Mes nesam įpratę klausyti įsakymo tokio. Bet karo metu truputėlį keičiasi dinamika tarp vadovavimo. Tai pirma žinutė, tu eini į savo darbo vietą ir klausai tolimesnių nurodymų. Čia yra viskas paprasta. Jeigu nepavyksta šitos pirmo punkto padaryti, skaitai antrą, kuris sako, skaityk pirmą punktą. Ir labai taip paprastai mes, kaip ir žinom savo vietą. Ir reikia turėti omeny, kad esant karo padėčiai atsiranda vadovavimas, atsiranda operaciniai centrai, įsijungia vadovai, atsiranda parengties pareigūnai, komendantai. Tai mes neįsivaizduokime, kad čia būtų totalus chaosas. Taip nėra. Mes turime savo atsakomybės kaip ir valstybės vadovai ir institucijų vadovai. Tai tą reikia žinoti. Pone Poviloni, dar ir užsiminėt, ar ne, kad yra ir skirtumas tarp, sakykime, civilio mediko darbo karo metu ir karo medicinos. Tai jeigu galit, dar šiek tiek turim laiko, taip trumpai irgi papasakot, tai vis dėlto tada karo mediko, ar ne, kokios yra prievolės ir funkcijos, ką jisai turėtų daryti? Tai aš manau, kad esminiai dalykai, ką reikia suprasti, yra, kad būtent karo medikai, jie yra, kaip sakyti, specializuoti, paruošti dirbti arčiau fronto, dirbti su ūmiom būklėm ir organizuoti visą tą logistiką sužeistų karių. Nes reikia irgi suprasti, kad karių moralė labai stipriai priklauso nuo to, kad kariai žino, kad su jais pasirūpins kažkas. O vis tiek vienaip ar kitaip tie pacientai atsiduria civilinėse ligoninėse. Ar tai būtų paskui ilgalaikė priežiūra arba trumpalaikė. Tai ir manau, kad tikrai esminis dalykas, ką ir pasakė, yra, kad ką galbūt norėčiau akcentuoti, yra, kad žinoti veiksmų planą tą pirminį veiksmų planą, manau, jau daug nerimo nuimtų medikams. Reiškia, kad, kaip ir minėjau, atvyksti į gydymo įstaigą, žinom, kad gydymo įstaiga pajėgi turi visus resursus, gebėti dirbti x valandų ir tada medikas, kaip sakant, kaip ir minėjo, kad klauso tų nurodymų ir organizuoja darbą. Tai čia, manau, labai svarbus dalykas. Kitas dalykas, kur mes girdim iš savo bendruomenės yra, o tarkime, jeigu abu tėvai medikai, kas pasirūpins vaikais. Yra daug tokių socialinių irgi dalykų, kurie kelia nerimą papildomai. Iš viso pradedi svarstyti, gal man čia nepakeliui ir juos reikia adresuoti, ta prasme. Ir kuo mes anksčiau adresuosim, sukursim tą infrastruktūrą, turėsim tą aiškesnį žinojimą ir patiems bus ramiau. Trumpai dar su nauja ministerijos valdžia, turim medikai dabar daugiau, efektyvesnį kažkokį dialogą, nes čia turbūt vieša paslaptis, kad su ponu Dulkiu būdavo, kaip sakant, reikalų ar ne ir dialogo prasme, ten gal to dialogo mažokai su medikais buvo. Aš gal nebūčiau linkęs komentuoti šito, aš tik pasakysiu taip, kad Lietuva non-stop išgyvena įvairias krizes. Ir tikrai reikia pasakyti, kad kaip prasidėjo tos krizės, jos viena po kitą ir veja, ir vienaip ar kitaip tai ir sveikatos sistema visą laiką liečia. Ir pacientų lūkesčiai, ir mūsų lūkesčiai, tai mes, kaip sakant, visą laiką esam labai atviri dialogui, mes labai skatinam tą dialogą tarp institucijų ir patys savo ruoštų pavasarį organizuojam 8 sveikatos forumą, kurio būtent tema bus medikų pasiruošimas karo grėsmėm. Dėl to ir kviečiam visus sprendimų priėmėjus sėsti prie vieno stalo, kviečiam pačius geriausius lektorius iš viso pasaulio ir geriausius mūsų žmonės, kurie galėtų sėsti, sujungti ir ieškoti bendrų sprendimų. Ir būtinai noriu akcentuoti, kad medikai irgi nori prisimti savo asmeninę atsakomybę, ne tik laukti kažkokios žinios. Pone Krunkaitė, ir labai irgi trumpai pusę minutės paprašysiu, jūs kaip medikas ir kaip savanoris daug kartų lankėtės Ukrainoje, iš jų iššūkių ir patirties, ką jūs tokio pamatėte, ką galite perteikti čia, kad mes pasimokytume iš to, kalbant apie sveikatos sistemą?
Tai jeigu taip labai trumpai, tai drąsos ir valios priešintis. Čia yra toks mąstymo pokytis ir taip pat nuramintis tave, jog tu gali dirbti ir karo metu. Ta mes turime žinoti, atsiminti ir į detalės mes čia, žinoma, nenueisim dabar, bet esminis dalykas, kad mes galim adaptuotis kaip žmonės, mes galim prisitaikyti ir mes galim labai spręsti problemas netgi karo metu. Tai čia yra tokia žinutė. Dabar dar apie bendradarbiavimą su SAM. Trumpai tik tai paprašysiu, gerai? Tai paskutinė žinutė, mes tą pačią konferenciją kartu iš principo organizuojam. Aš kaip būsiu ten kalbėtojas, šnekėtojas, tai aš norėčiau, kad tos bendrystės atsirastų kuo daugiau. Ir, kaip pasakyti, yra labai daug įvairių savanorystės iniciatyvų, kurios nueina į tokį neapibrėžtumą. Tai šitoje atveju tiek jaunų gydytojų asociacija, tiek kitos medikų asociacijos galėtų labai konstruktyviai dirbti ir padėti išspręsti šitą klausimą. Mes neturim gerųjų praktikų. Šiaip JGA yra padėjus paruošti ministerijai infolankstinukus, koks yra vaidmuo medikų. Tai šitą reikia skatinti ir tiesiog tęsti. Tai mes vis tik esam tam pačioj valty ir turim visi irti. Čia nėra jokios priešpriešos. Taip. Tai čia... Gerai, tiek šiandieną laidoje, laikas dėja jau mūsų baigėsi, noriu padėkoti abiems pašnekovams studijoje, ačiū, kad atėjote, ačiū visiems žiūrėjusiems tiek šiandieną apie sveikatos sistemos iššūkius ir ką dar galima padaryti, mes pasimatome rytoj. Iki.